numeris Vladislavas Malko, 28 numeris komandos legionierius iš Kolumbijos Juanas Penelosa, o čia iš karto krenta įvartis. Ir Kvedaras pyksta ant savo kažkurio iš gynėjų, bet ekranai ne vien fantastiniai įvarčių reikia. Ir geras smūgis, kurį atliko Malko. Tačiau Kuodis gerai atsidengė kamuolį ir išlygina šių rungtynių rezultatą Karolis Kuodis. Džiaugiasi ekrano vadovai, galbūt protingiau atlikti perdavimą. Ir atlieka visgi smūgį ir atlieka smūgį. Šitiek užsivedė. Ir antrasis įvartis krenta. Tikrai geriau pradėjo pirmą. Gynėjas, tai dabar svarbiausia Hegman B ekipai yra neprasileisti įvarčio. Ir Barinas gali smūgiuoti, blokuoja jo smūgį Šrederis, atsiprašau. Tai Folkis. O čia puikiai sužaidžia Hegman B komanda. Jonaitis. Jonaitis gali smūgiuoti ir trečiasis įvartis krenta. 1-3. Jokios prievolės skubėti. O ukrainiečiams atvirkščiai reikia vykti į sodybas. O čia labai atgal Penelosai. Ieško savo komandos draugų ir Edvardas Tamulevičius buvo puikiai. Tad su jumis buvo šių rungtynių komentatorius Majus Kiselis. Iki kitų susiklausymų.